Idėja buvo ta sujungti Europos kultūrą, kino kultūrą su lietuviška tradicija, su lietuviška muzikinė tradicija. Ir kasgi, jeigu ne šis filmas, ir kas jei ne Karlas Teodoras Drejeris, galėjo tapti tokiu geru impulsu, kad Broniaus Kutavičiaus, žinomo kompozitoriaus muzika atgaivintų šį kūrinį ir parodytų į jį šiandien, koks jis yra didis. Filmas sukurtas 28 metais. 2009 metais, Europos kultūros sostinės metais, Bronius Kutavičius sukuria muziką specialiai šiam filmui. Donato Katkaus orkestras ją groja. Šitaip susitinka dvi kultūros, ta klasikinė ir moderni šiuolaikinė, klasikinė tradicija ir moderni jos interpretacija. Taigi idėja buvo tokia. O šičia labai sunku buvo ir čia trupučiuką baiminausi aš, kad sutaptų maždaug apytikriai sutaptų, reiškia, vaizdas ir muzika. Aš įsivaizduoju organizatorius, kurie tikrai turėjo galvoti, o kasgi geriausiai galėtų sukurti lygiavertį arba bent jau gerą garsinį takelį. Ir tikrai pagalvos apie mūsų kompozitorius, Kutavičius buvo tikrai geras pasirinkimas. Aš noriu pasakyti, kodėl, keletą argumentų. Viena, tai Kutavičius yra tas autorius, kuris tikrai sugeba kontaktuoti su žiūrovu, su klausytoju. Tas dar kompozitorius kita prasme, kuriam įdomi istorija. Kutavičius labai įdomiai yra sakęs, kad dabartis manęs nedomina, o ateitis tuo labiau. O man yra įdomu tai, kas visa istorija. Va čia glūdi paslaptis. Kadangi visgi Žana Dark siužetas vystosi pakankamai senai, istoriniais tokiais laikais, tai Kutavičius šia prasme tikrai labai tiko. Ir dar iš muzikologinio tokio taško žiūrint, Kutavičiui būdinga, mes jį vadinam toks istorinių rekonstrukcijų metodas. Juk Kutavičius iš tiesų yra prisilietęs, pavyzdžiui, prie Mindaugo, jo operoje Ignis et Fides. Tikrai personažas Mindaugas, net, aš nežinau, yra net paveikslų jo tikrų, koks istorinis laikas, prie Donelaičio ir kitų. Taigi, Kutavičius šia prasme tikrai buvo optimalus pasirinkimas. Dabar, jeigu mes kalbėsime apie jo santykį su Drejerio filmu, su visa vaizdinė, labai, sakykime, turtinga tokia vaizdinė, labai stiprių įspūdžių, tai Kutavičius visgi pasirinko tokį gana nuosaikų kelią, kurti tokią, sakyčiau, lygiagrečią, bet daugiau foninę muziką, nedetalizuoti tai, ką mes matome ekrane, nedetalizuoti veikėjų, įvykių, bet kurti, galbūt nardinti tokią atmosferą ir po to kulminuoti, kurti tos muzikos tam tikrą muzikinę dramaturgiją, nes pats filmas kulminuoja nuo tų tardymo scenų iki sudeginimo. Ir puikiai žinot, tai Kutavičius praktiškai jo muzikinė dramaturgija ir buvo. Mes tai vadinam kreščenduojantį formą. Forma, kuri įsisprendžia, realizuojasi finale. Ir tikrai toje muzikoje Kutavičiaus tas finalas buvo be galo įspūdingas, labai paveikus. Ir ten galbūt finale, tas muzikos paveikumas, jisai susilygino su vaizdiniu paveikumu. Ten jis ėjo į visiškai lygiagrečią, kartais galbūt nedominuojančią tokią pusę, dominuojantį vaidmenį. Tai jeigu jūs klausėte apie tą santykį vaizdo ir muzikos, tai aš taip ir pavadinčiau, kad tai buvo labiau foninė muzika, kuri nesistengia detalizuoti, nesistengia kabintis prie kažkokių filmo detalių, nesistengia charakterizuoti veikėjus, pavyzdžiui, specialų kažkokį tai garsinį foną duoti Žanai Dark arba foniniam personažams, kitiems, kurie be galo charakteringi vaizdiniai. Daugiau davė tokį bendrą foną ir kuris kulminavo sulig visų filmų. Tai tą santykį aš taip pavadinčiau. Asmeniškai man, aišku, filmas labai patiko ir dėl to, kad iš tikrųjų Drejeris, režisierius, pasirinko labai tokią, gana sakyčiau, tam metui, 28 metais filmas buvo sukurtas, labai konceptualią idėją, kaip jis tai novatoriška idėja, kuri iki dabar dar yra tokia nemirtinga. Pavyzdžiui, jisai sugalvojo padaryti filmą būtent per stambius veido planus. Visas filmas yra stambus Žanos Dark, aktorės Renė Falkoneti veidas. Ir kitas dalykas yra tas, kuom jis originalus, kad scenarius buvo paremtas tikrais rankraščiais, kuriuos rado būtent užrašais šito viso
kaip sakyti, teismo. Tai va, pirmas dalykas, dėl ko aš sutikčiau, kad tikrai unikalus, būtent dėl filmavimo pasirinkimo perspektyvos, nes tai visiškai sulaužo klasikinio filmo formato, iš klasikinio filmo formato rėmų. Antras dalykas, būtent, sakyčiau, kameros kampų pasirinkimas, nes visą laiką yra filmuojama arba iš apačios, arba iš viršaus. Visas filmas taip yra surekstas ir montažas, aišku. Sakykime, kad tas veidas, kodėl jis yra toks ir dabar, pavyzdžiui, labai daug kas iš menininkų vėl paėmė ir interpretuoja Drėrį, todėl kad aktorės Renė Falkoneti veidas buvo kaip koncepcija, kaip idėja. Jis paliko ją atvirą ir ta idėja būtent įkvėpė ir šiuolaikinius režisierius ir menininkus vėl perfrazuoti šitą filmą. Ir dėl to, kad, sakykime, filmo dar ir pati erdvė, jis visiškai išeina iš konteksto, jo nepavadinsi istoriniu filmu. Yra labai, sakykime, tos visos mizanscenos yra tokios minimalistinės, kad visiškai tampa nebeaišku, kada tai vyko ir ar tikrai tai yra būtent tas amžius, kada Žana d'Arc buvo sudeginta, nes realiai viso filmo laikas yra tik viena diena, būtent teismas ir sudeginimas. Tai vėlgi viena iš novatoriškų labai tokių idėjų ir būtent dėl šitų visų novatoriškų idėjų tuo metu Drėris labai kentėjo. Tas filmas buvo sudegintas ir populiarumo sulaukė tik tada, kai juosta buvo surasta 1981 metais Švedijoje vieno psichinio ligonio palatoje. Ir buvo būtent surasta originali versija ta, kurią Drėris buvo padaręs, nes prieš tai buvo jos klastojamos, karpamos ir deginamos. Ir aš sakyčiau, kad būtent jo idėja šito filmo, kaip jis ją sugalvojo, būtent parinkimas šitų originalių tikrų tekstų ir būtent filmavimo būdas yra patys dalykai tie novatoriškiausi, kurie ir dabar yra aktualūs. Ir dėl to, kadangi tai dar buvo nebylusis kinas, jisai viską bandė išreikšti vien per veidą. Nes kaip jis sakydavo, kad jam veidas, kiekvienas raumens struktelėjimas yra tiesiog, jis turi prasmę. Nieko pas jį nebuvo veltui. Kitas dalykas yra vėlgi filmo toks drastiškumas ir drąsus žingsnis, pavyzdžiui, ir elgesys su pačia aktorė. Tai, kaip aš jau anksčiau minėjau, kad realiai buvo kerpami ir jos plaukai filme, realiai jinai ir verkė. Tai čia gaunasi toks jau kaip ir performansas jos, maždaug menas kine. Labai daug davė filmui ir patys dialogai, ir pačios Žanos ar monologai, kurie buvo grinai labai išgryninti. Kas, man atrodo, labai svarbu filme yra, kad šitas filmas buvo išgrynintas nuo visko, apskritai ir nuo elementariausių smulkmenų. Ypač, pavyzdžiui, kuriant mizansceną, kaip Drėris sakydavo, svarbiausia, kad suvoktum realybę, kaip turi atrodyti. Aišku, Drėris yra toks žmogus, kuris labai turėjo stiprų jausmą kiną, mano požiūriu. Nes jisai jautė būtent, koks turi būti apšvietimas, koks turi būti kameros kampas, kad pagautų tam tikrą emociją, kurios reikėjo. Ir dar vienas svarbus dalykas yra tas, kad iš tikrųjų filmas buvo sukurtas nebyliojo kino saulėlydy ir Drėris jau kaip ir galėjo tą filmą kurti, jį garsinti, bet jisai tiesiog atsisakė tai daryti, nes jam svarbiausia buvo veido emocija. Būtent veidas, jokios muzikos, nes būtent jisai sakė, kad veidas, žmogaus veidas yra jo sielos atspindys. Ir būtent, kad Renė Falkoneti, šita aktorė, savo veidų įkūnijo tai, ko Drėris negalėjo išreikšti žodžiais. Žinote, kaip pasakojo kolegė, kad Drėris pats net nenorėjo jokio garsinio fono savo filmui, jis norėjo jį rodyti tyloj. Ir aš galiu suprasti režisierių, kodėl, nes filmas labai yra
labai ryškus charakteris, labai daug ryškių personažų, vizualiai ryškių, labai charakteringas. Ir pati herojė, pati Žana Dark tikrai savo veidų, savo ašrom, savo kentėjimu tikrai užpildo. Faktiškai tai nėra filmas, kurį reikia papuošti muziką. Jis nesiprašo papuošimo. Jis yra labai turtingas vaizdiškai ir ta muzika galbūt už tai ir yra labiau foninė buvo, nes jinai tiesiog pagal prigimtį tokia turbūt labiausiai ir dėrėtų tenai. Buvo toks personažas Ennio Morricone, figuravo mūsų dialoguose. Na, jūs puikiai žinot, aš daug filmų jo nemačiau, bet tarkim Aštunkoji ir muzika, kiek suteikia tam filmui paveikumo, tikrai labai daug, nepaprastai puikia muzika, kaip leitmotyvas einanti tam tikriuose labai dramaturgiškai svarbiose situacijose. Tai dabar aišku, kad kinas, jau tas bylusis kinas, aišku, kad naudodamas muziką labai daug gali išlošti. Jis gali ir prarasti, bet tai yra jau kompozicinės ir kūrybinės sėkmės dalykai. Dabar ką ta muzika gali duoti? Pirmiausia, gali labai emociškai sustiprinti tam tikrus jausmus, vaizdinius, kažkokias tai labai, na kai aš sakau, raktinės, tokias labai specialias dramaturgiškas vietas, labai sustiprinti emociškai ir tą vaizdą tarsi suerdvinti visai kitų parametrų, akustiškai, tiesiog išnešti tą vaizdą, tą iš ekrano, tiesiog paskleisti toje erdvėje visai kitais būdais, tai kito meno būdais, kito meno kalba, garsais. Tai jūs puikiai žinot, kiek yra populiarių dainų išėję iš kino. Kiek yra tokių, na, laimingų, talentingų atvejų. Aš galiu pasakyti netgi ir Lietuvoje. Nu, apie Ennio Morricone, tai čia yra jau legenda. Ir paklausius jo muziką ir galvojau, kame ta sėkmė. O sėkmė ten lydosi labai iš daug ko, nes iš esmės jisai kūrė labai tokią, na, atitinkančią situaciją, galbūt muziką, kuri yra gana melodinga. Ir kartais išlošia to, kad jis vėlgi įmeta kaip Kutavičius labai keistus instrumentų, atlikimo derinius, kažkokius išsaugotus, šviežius, kurie nebuvo anksčiau naudoti. Jis maišo įvairius stilius. Na ir tas paveikumas paskui išplaukia iš ekrano ir tampa topais hitais į kitą erdvę. Muzika labiau yra pasirinkta šiuolaikiniam kontekste kaip fonas, nes labai daugam sunku yra išsėdėti sakykim, 1,5 ar 2 valandas, beveik 2 valandas žiūrėti tyloj ir būtent tokį tikrai filmas vis dėlto yra apie kančias. Ir ta muzika, aišku, jinai palengvina tą žiūrėjimą, ypač jeigu tai yra kaip fonas. Bet vėlgi mes dabar gyvenam tokiam laikotarpiu, kai žmonės tiesiog nėra įpratę žiūrėti nebylių filmų. Visą laiką turi būti kažkoks tai fonas. Tai, manau, tai priklauso, aišku, dar nuo muzikos kompozitoriaus, kuris kuria tą muziką. Kartais jinai gali padėti, kartais ne. Yra situacijų, aš tik esu ir taip pat mačiusi vieną Drejerio filmo, šitą Žanos Dark Aistros interpretaciją, kur maniau, kad muzika tikrai padėjo. Nors tai buvo šiuolaikinė muzika ir didžėjus improvizavo būtent tuo pačiu metu. Bet yra ir kitų momentų, esu mačiusi dar vieną variaciją šito filmo su kitokia muzika, kur muzika man tiesiog trukdė žiūrėti filmą ir erzino. Taip, kad čia priklauso, aišku, dar ir nuo muzikos. Aš nežinau, kaip dabar pats Drejeris reaguotų į tai, jeigu jis išgirstų, kokios jo būtų interpretacijos, ar tai padėjo filmui ar nepadėjo. Čia mano manimu, kad jeigu orientuojantis į daugumą, tai aišku, muzika jinai yra svarbi, kad labiau pritrauktų filmą. Nes labai retai, kas eitų į filmą, aišku, kuris yra be muzikos. Ir dabar, pavyzdžiui, tas filmas buvo rodomas dabar. Ir gaunasi, kad filmas su muzika yra visiškai naujas projektas, kaip naujas kūrinys. To ir siekime, dėl to jis toks yra aktualus, kad jis yra perdirbamas. Ar tai menininkai kažkaip jį interpretuoja, ar kompozitoriai kažkaip interpretuoja. Bet jeigu tu parodysi vėl tą patį pliką filmą, kuris buvo sukurtas 28 metais, kurį, manau, daugelis yra matę. Ir dabar tu jį pasižiūrėsi vėl tokį patį, tai kas čia yra tada novatoriško pagalvos. Kiekvienas žmogus turi kažkaip tai, man atrodo, ir buvo ta intencija Skanoramos rengėjų, kad jie norėjo tą filmą parodyti novatoriškai, kažkaip kitokiu kampu. Dėl to ir buvo sukurta muzika specialiai šitam filmui.
turbūt negali būti sėkmingo atveju, kai kompozitorius turi vieną sampratą garsinio takelio, režisierius kitą. Čia gali būti visokių sprendimų. Tai priklauso nuo konceptualumo tiesiog režisierius. Nes režisūra juk nėra vienoda. Jūs kaip puikiai žinot, kad ir režisierių yra labai skirtingų braižų ir labai skirtingų filmų. Pavyzdžiui, gali būti žaidžiama su tyla kažkaip labai efektingai. Šiaip, jeigu mes imam šiaip tradicinį, tokį gerą filmą, europinį, tiesiog standartą. Tai va tas standartas ir yra kažkokių labai reikšmingų scenų, dažnai intimių, meilių, tokių retoriškai reikšmingų kažkokių taškų filmo įprasminimas ir muzika. Kaip sakiau, va, to jausmo, to akcento išnešimas į kitą erdvę, kito meno priemonėm. Tai va, toks yra gana standartiškas sprendimas. Tačiau labai daug visokių pasitelkimų gali būti Soliaris Tarkovskis. Tai labai dažnai eksploatuojama ta jau sukurta muzika, labai ryškus pasauliniai kūriniai ir, sakykime, Soliaryje tie patys jautriausi, ezoteriniai, tokie napusiniai taškai skambėjo su Bacho choralų muzika. Ir tai buvo labai sėkminga, tai buvo nepaprastai paveiku. Tai, žodžiu, kompozitoriai gali ne tik tai kurti naują visiškai muziką, bet jie gali manipuliuoti daugybę ženklų, daugybę senų muzikų, va, tas intertekstualumas vadinamas, arba postmodernizmo ta filosofija, kai tu visą istoriją, kurie jo lineariai gali pastatyti ją dabar vertikaliai ir imti iš visų klodų, imti iš visų epochų visą muziką ir ją manipuliuoti. Bet aišku, kur kas tinka ir kaip ją transformuoti, kaip ją pajungti, jau čia yra talento dalykas. Ir kartu, kaip sakiau, koncepcinis rezonansas su režisierium. Bet tada gali būti labai sėkminga. Teko tikrai ne kartą bendrauti su Kutavičium ir kai į klausimą, ką dabar kuri, jis sakydavo, kuriu Žanai Dark muzikas. Jisai sakė, kad man labai sunku kuriant šitą filmą ir jisai sakė, aš vargstu ne mažiau kaip su opera. Ir aš klausiau, kodėl profesorium taip sunku. Jis sako, juk tame filme nieko beveik nerodoma, tik tai veidą. Tik tai Žanos Dark veidą, kuris visą laiką ašaroja ir verkia. Ir ką man daryti? Jeigu tai būtų daug veiksmo, jeigu tai būtų labai dinamiška, tai aš žinočiau, aš duočiau energingų visokių štrichų ir taip toliau, bet praktiškai būsena yra stabili. Ir to filmo visa dramaturgija irgi yra mažai kintanti. Tai yra ta kančia, kankinimai, reiškia kvotimai ir po to sudeginimas. Tai faktiškai jisai pasielgia tarsi ir teisingai, nes jisai ir kūrė tokį foną, tokį gilų, tragišką, ramų foną, kuris kulminuoja jau einant į laužą ir pražįsta visom muzikiniam spalvom. Tai vat, netgi ir šitas choras pabaigoje filmo, kur plasnuojantis paukščiai, kuris yra beje iš jo simfonijos paimtas kaip koležas, nes jis be galo tiko šitam, jis yra kaip ženklas, yra ir tekstas, ir choras, ir vaizdas su tais paukščiais. Tai yra tokia simbiozė, toks darnus vienetas tame filme, kuris tikrai labai duoda stiprų poveikį tuo metu. Vis dėlto kažko pritrūko, kad muzika buvo silpnesnė už patį filmą ir tiesiog buvo gana tokia monotoniška kaip fonas. Bet vėlgi negali taip teisti, nes iš dalies pats filmas yra toks stiprus, kad jeigu muzika būtų iš tikrųjų irgi labai stipri, tada jau tu tiesiog nebežiūrėtum filmo, tu tiesiog klausytumės muzikos. Tai yra didžiausia dilema, man atrodo, kuriant filmą dabartiniam režisieriui, apie ankstesnį filmą, kuris buvo sukurtas 28 metais, sakykim, ir kuriame yra labai stiprus, aišku, tas psichologinis realizmas, kaip pavyzdžiui, vien tik veidas ir mažai vyksta veiksmo, tai yra labai sudėtinga tokiam filmui, mano manimu, kurti muziką. Aš nesu muzikologija, bet kiek girdėjau iš muzikologų, kad aišku, Kutavičius yra sukūręs daug geresnių kūrinių ir kad šitas būtent atvejis jis buvo vienas iš silpnesnių. Tik tai jeigu iš lietuvių kino, tai kalbant, aš nežinau, tokie sėkmingi atvejai aš geriausiai žinau iš ankstesnių laikų. Tai Balsio, pavyzdžiui, muzika filmams, kuri išplaukė ir turi jau savarankišką gyvenimą, netgi aranžuotės kitom sudėtim. Vat iš to filmo Domas nori būti žmogumi habanera. Puikus, absoliučiai puikus gabaliukas, kuris dabar skamba visokiose jau formose, aranžuotės ir taip toliau. Ir kodėl tada gaunasi taip, kad žiūrimumas lietuviškų filmų yra labai prastas? Nes
jau nenoriu kartotis, yra kiek kartų tai sakyti ir visų mano kolegų, nes mes tarpusavį net juokaujam, kad kuo toliau, tuo mažiau rašome recenzijų apie lietuviškus filmus, nes recenzijos jau kartojasi, nes problemos yra tos pačios ir tiesiog nebenori kartotis. Tai yra dramaturgijos nebuvimas, prasti scenarijai ir prasti dialogai. Man atrodo, čia yra didžiausia problema. Ir, sakykime, ta naujoji režisierių karta, kuri prieš kelis metus paskelbė kino manifestą, kad jie maždaug bus labiau orientuoti į žiūrovą, į žiūrovišką kiną ir kurs iš savo asmeninės patirties. Aišku, užsibriežti tikslai buvo labai daug žadantis, bet ką mes matome dabar, tai visiškai priešingi dalykai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai nematau, kokia yra ta patirtis, ką jie bando pavaizduoti, pavyzdžiui, dabar konkrečiai paėmus, sakykime, paskutinį Miškinio filmą Artimos šviesos. Jis lyg ir bando kalbėti apie 30-mečių kartą. Gerai, jų susvetimėjimą, maždaug kokios yra 30-mečių pagrindinės problemos šiuolaikinio, būtent to jaunimo, tai turėti butą, turėti mašiną, turėti darbą, turėti karjerą ir paskolą. Gerai, tai yra iš tikrųjų dabar yra tokia problema, bet jis jos niekaip nesprendžia, jis tik dar kartą tai patvirtina ir gaunasi taip, kad pasivažinėjimas mašina, tik ir tai lieka pasivažinėjimas mašina naktiniu Vilniumi. Kur mašina nuveža, koks to rezultatas, koks tikslas ir būtent tokie tiesiog nesugebėjimas suformuluoti temos ir nesugebėjimas kurti problematiškų herojų. Man atrodo, tai yra tikrai didžiulė problema. Nes, sakykime, kad šiuolaikiniai režisieriai, man atrodo, mažai kas iš jų turi tą kino jausmą. Kas yra, aš nežinau, iš kur tai atėjo, ar jie per mažai filmų žiūri, ar jie tiesiog įsivaizduoja, tiesiog yra kažkoks jausmas, kad jie įsivaizduoja gimę režisieriais, kad jau išmokęs filmuoti tu esi režisierius, bet tam to neužtenka. Tu turi žinoti, ką tu nori pasakyti. Kitas atvejis yra Ramunės Čekulytės filmas Stiklainis uogienis, kur apskritai jinai kelia meilės klausimą. Ir ten taip pat 30-mečiai šneka apie meilę, bet tokiu maždaug, kaip viena mano kolegė labai gerai parašė, kad maždaug tokiu principu kaip Astos Tašytytės laidoj uždavinėjami suaugusių klausimai 5-mečiams. Ir būtent atsakymai yra labai viskas vaikiška ir banalu. Ir tai yra tiek nusidėvė ir tada pagalvoju, ar iš tikrųjų realybėje mes taip gyvenam, ar iš tikrųjų mes tokie esame infantilai, nesugebam suvokti, kas yra ta meilė, ar mes nemokam artikuliuoti savo problemų, savo kartos. Ir apskritai, ar ta karta turi jau tokių problemų. Čia vėlgi yra labai tokie komplikuoti klausimai, kurie, man atrodo, tiesiog labai nueinama paviršiumi, absoliučiai, filmuose, lietuviškuose. Kūrybingi kompozitoriai, režisieriai dar, manau, atras visokių sąveikų formų ir tų būvių tarpusavio labai, labai įdomių. Ir kai jie ras tokių, sakykime, ras dialogą, ras konceptualių sprendimų, ras tokių nestandartinių požiūrių. Ir jie, aš manau, tada neabejoju, kad jie tikrai ir kalbės su žiūrovu, jie įtikins tą žiūrovą, nes žiūrovas laukia tos naujos komunikacijos, laukia nešabloniškų sprendimų. Kaip taisyklė, tos genialus, ryškius sprendimus žiūrovas priima. Gal jį šokiruoja jie, bet žiūrovas galų gale nusilenkia ir priima. Žiūrėkit, ir Koršunovo sprendimai dažnai šokiruojantis, bet jie tikrai talentingi, jie būna, nereikia bijot klausytojų ir žiūrovo, bet reikia tų naujų idėjų ir jeigu jų nėra, tai tada ir ta komunikacija tokia. Žodžiu, turi iš anos pusės, mes pasiruošę priimti. Čia aišku, aš nesu didelį žinovė, ko palinkėčiau, bet iš
iš kino kritikų lauko, gal sakykime, atstovaudama kino kritikų lauką, ko labiausiai trūksta, tai aišku, stipraus scenarijus. Kad kažkaip, kad jie, nes kai pats režisierius rašo scenarijų, tai nėra joks pliusas. Kažkaip vis dėlto norėtųsi idėjų originalumo, nes tiesiog jų nesimato. Atrodo, plaukiama paviršium, tai aš tiesiog norėčiau, kad jie labiau susimastytų prieš imdamasi kurti filmą ir kad tikrai darytų tai atsakingai, o nepaleistų į ekranus bent ko. Jeigu tai yra menas, jis turi visais laikais atitikti, jis turi būti amžinas. Ne ta prasme, kad išliktų ten mano, ten amžinai. Bet jisai, reiškia, visais amžiais jisai susišaukia, reiškia, nori, nenori. Ką šitas bjaurybė padarė? Jisai, tai yra modernistinis dalykas yra. Tai yra, jis davė idėją visiškai kitam filmui, ne kaip pasakojimo filmui. Ir čia yra vienas kadras, kitas kadras, trečias kadras yra pasikartojimai, repetityvas yra. Repetityvas, kur kiekvienas turi savo funkciją. Jis nušviečia, padaro. Čia kiekvieną kartą, kada, kai aš nemažai žiūrėjau, aš žiūriu, kiekvieną kartą jis atsiveria, jis fantastiškai daug. Šito kelių kinematografas pasaulyje neėjo daugiau.